Sveiki, su jumis vėl Jolanta iš turtingamoteris.lt. Šiandien apie keliones. Aš keliauju pėsčiomis, automobiliu, traukiniu, lėktuvu. Pakankamai dažnai. Pirmiausia, tyrinėju Lietuvą, jos grožį, bet pati įsimintiniausia mano kelionė buvo 2008 į Slovakiją. 7 dienos kalnų grožio, kuris mane pakerėjo. Kriokliai, plaustas, urvai. Tiesiog sudėtinga kažką išskirti, bet visada prisiminus norisi grįžti vėl ir vėl. Teko grįžti prieš porą metų. Bet dėja, pirmosios kelionės žavesys yra pats nuostabiausias. Na, o Lietuvoje irgi apylinkėse visi piliakalniai, kokie tik yra, išlaipioti. Kiekvieną savaitgalį stengiamės kažkur sugrįžti, kažką naujo atrasti. Todėl kelionės yra fantastiškas dalykas. Kol kas tiek, iki kitų susitikimų mano video.